ką, tai tęsiu dar toliau šitą temą su navigacijų palyginimais, bet dabar jau noriu akcentuoti grinai Garminą. Garmino tokius, nežinau, rytuvę galima sakyti, vajebonus. Kaip profesionaliai navigacijai, tai labai neprofesionalu, sakysim taip, trumpai tariant pasakius, nes, absurdo viršūnė buvo. Papasakosiu porą atvejų, neužfiksavau konkrečiai vaizdų, nes sakau, labai sunku filmuoti, tol jau kai naktį važiuoji, turiu aš tą action kamerą, bandžiau, kokybė labai prasta ir kažkaip aš ją numečiau. Gal reiks dar kada patestuoti, ypatingai gal kai ateis pavasaris, kai ilgesnės dienos, kada šviesu, nes tamsoje tai labai prastai kokybė. Ne apie tai, dabar apskritai ne apie tai. Tai dabar buvo keletą tokių situacijų. Pirma situacija tai buvo ten mano jau spirgėjimas. Tik nusipirkau navigaciją, prieš šį darbą važiuodamas užvažiavau ten Argosą tokią Angliją parduotuvę, kur internetu susikai ir nuvažiuoji tenai jo parduotuvę atsimti. Jį praktiškai fizinių parduotuvių nėra, ten sandėliai tokie, tiesiog užsisakai ir pasiėmi prie pasiėmimo langelio. Pasiėmiau tą navigaciją ir taip netėjo išbandyti. Wow! Nu ir ką, tik tai atvažiavau, greitai ten pasijungiau viską į sveikatą. Grinčio limonadas. Pasijungiau nustatymus ten pagreičio kažkokius padariau tenai, susivedžiau fūros duomenis, bla bla bla. Ir bandysiu. Važiavau tokį pietinį Londono rajoną Croydon. Nesvarbu, bet buvo kelionė atgal, kas mane labiausia tada. Gal ten buvau kažko nedastatęs, neatsinaujinęs buvo programinė įranga, gal žemėlapiai dar per seni. Kiek ten seni, naujai nupirkta navigacija, nežinau, kada jie ten instaliuoti. Bet buvo toks atvejis, kada aš važiavau tuo M25, tuo aplinkiniu Londono keliu, pagrindinė tokia transporto arterija. Ir važiavau į tą savo rytinį sandėlį Tilbury. Ir reikia važiuoti per Dartfordo, tas crossingas angliškai, Dartfordo pervažą. Į vieną pusę turi tiltą, tokį pakabinamą didžiulį, o į kitą pusę turi du tunelius. Vienas tunelis yra dviejostas ir kitas tunelis dviejostas. Į tą pačią pusę tie tuneliai, eina į šiaurę, sakysim. Tai vienas tunelis yra iki 4,8 metro aukščio, kitas tunelis iki 5 metro aukščio. Ir plus ten dvi kitos linijos, tai yra tik tai lengvom mašinom iki 7,5 tonų. Kad, dvi fūros nevažiuotų abiem juostom tuo pačiu tuneliu. Čia tokia tiesiog sprendimas toks anglų. Tai ką man darė, ten sakysim taip, aš išvažiavau 7 sankryžoje ir turėjau pro tos tunelius išvažiuoti jau, sakysim, pirmą sankryžą, nesvarbu. Bet vienu žodžiu išvažiavau toje 7 sankryžoje ir man jis pradėjo pastoviai rodyti apsisukti. Apsisuk 6, apsisuk 5, 4, 3, 2, net 1 ir dar ten yra pirma A ir pirma B. Net tose liepia apsisukti ir važiuoti visų tuo 25. Jo ilgis yra 188 km. Tai man jis liepia važiuoti visą ratą atgal 188 papildomus kilometrus, vietoj to, kad aš pravažiuočiau pro tunelį ir už, kiek ten, myliom 7, sakysim, kokių 14 km, net ne 14, 13 km jau savo sandėlį. Niekaip nesupratau, ką jis ten darė, niekaip nesupratau, ko jis ten nesuprato, tunelį nebuvo uždaryti, jokių, kaip sakiau, Anglijoje yra tokie labai dažni reikalai, yra kelio darbai naktim, tokie smulkus, tokie pataisymai. Niekas nebuvo neuždaryta ir navigacija mane stengiasi tiesiog vesti aplinkiniu keliu ir nieko, kol nevažiavau į tunelį, nieko neperskaičiau. Jau kai važiavau, jai nebuvo kur dėtis, tada jau, gerai, važiuoju, prašau, šiato maršrutas, būsiu už 5 minučių. Tai va, tai toks buvo bairis pačią pirmą dieną nusipirkus navigaciją pabandymas. Tai, buvo šokas ir buvo labai susnervinęs, jau buvau pasiruošęs praktiškai nešti atgal ir grąžinti tą navigaciją. Bet sakau, chill out, biškai apsiraminam, pažiūrim dar kartą.
yra mėnesis, per kurį galiu gražinti, jeigu jau man visai nepatiks. Esu pripratęs prie TomTomo, tai man tas Garminas biškiai kaip ir pasirodė, psichologiškai toks iškart atstumintis, toks, žinai, iš ankstinis nusistatymas. Tai va, toks buvo bariukas. Gerai, brangieji kolegos, dar viena Garmino istorija. Šitą kartą jau mane sunervavo konkrečiai. Jau ne pirma diena su Garminu, jau nustatymai sutvarkyti, programinį įrangą atnaujintas, žemėlapiai atnaujinti, ledas. Išvažiuoju iš vieno šiaurinio miestelio, vienas iš toks didžiausių logistikos centrų Anglijos, Milton Keynes, toks miestas yra. Ir leidžiuosi ypatinį Londoną į savo tą standartinį Tilbury sandėlį. Važiavimas paprastas, 2 greitkeliai praktiškai, M1, M25, ten paskui dar vienas A13 ir sandėlys mano. Čia labai toks supaprastintas variantas. Bet ne čia esmė. Esmė iš viso buvo, tragedija kažkokia tai, kaip profesionaliai navigacijai. Tik išvažiavus iš to Milton Keynes miesto, iš to sandėlio, įvažiavus į M1 tą greitkelį, kuriuo turėjau važiuoti iki ten 6 sankryžos ir važiuoti į kitą greitkelį, M25. Tik išvažiavus, Garminas pats man pasakė, ant tavo maršruto yra uždaryta atkarpa. Nevardintų konkrečiai kokią, bet kad yra uždarytas kelias tavo maršrute. Galvoju, gerai, taigi čia Garminas, profesionali sunkvežimių navigacija, pasakys, kur važiuot, parodys, kur apvažiuot, viskas tvarkoj, važiuoju, nesijaudinu, nieko, viskas tvarkoj. Navigacija žino tos, jeigu navigacija mato naktinius uždarimus, vadinasi, viskas tvarkoj, kad nematytų, suprasčiau, bet mato iš anksto, gerai, perskaičius maršrutą. Važiuoju ramiai, nesiparinu, važiuoju tuo greitkeliu, čiki-briki. Matau ženklus, M1 tarp 10 ir 9 sankryžos uždaryta. Gerai, navigacija mano irgi žino. Ok, važiuojam toliau. Važiuoju, navigacija man pati sako uždaryta, bet sako važiuok tiesiai. Artėjo jau tą 10 sankryžą, niekas nesikeičia, pala, blėt. Oi, nusikeikiau. Sakau, gerai, nėra pas mane to, gerai, naujas tas elektrinis Actrosas, bet sparnų nėra. O man taip, važiuok tiesiai, viskas, aš jau matau bordiūrų, tuos visas mašinas, tas su švyturėliais, kelias uždarytas, nuvažiavimas į kairę tenai, apvažiavimas ir taip toliau. Garminas, čiuošk. Continue straight. Road ahead closed. Please follow the diversion route. Sparnus iškleisiu, aš kokio velnio. Gerai, galvoju, supratau, profesionalas. Nusuku ten tokį Lutoną, lietuviam žinomas, nes į Lutoną skraido iš Lietuvos lėktuvai, sakysim, iš Vilniaus į Lutoną lietuviai skraido ten arba Stansted, arba Lutono pagrindiniai ruostai. Suku aš šitą Lutoną ir viskas, aš jau nebežinau, kur važiuoti, aš to Lutono nepažįstu, tų kelių nežinau, tiesiog važiuoju, kur man ženklai leidžia. O navigacija, Garminas po perkūnais, sako, tu apsisuk ir važiuok tenai, kur uždaryta. Ką? Rimtai? Susnervinau pačiorą. Žiūriu, fūros kažkur važiuoja, galvoju, ten man paskui jas važiuoti, ne paskui jas, važiuoju, galvoju, kažkur iš lempos maždaug leidžia ženklai, nėra pribojimų, važiuoju. Matau, pravažiuoju vieną pažįstamą vietą, nes kadangi Lutoną dažnai vežiau žmonės ir pats skraidydavau ten tokią, yra prekybos centro aikštelė, aš ją pravažiuoju, galvoju, vietą pažįstamą, bet galvoju, jeigu pasuksiu dešinę, grįšiu, aš tą greitkelį uždarytą. Suku į kairę. Galvoju, gal ten kažkokius ženklus pamatysiu ar ką. Dar kažkiek važiuoju, nežinau, kiek aš pavažiavau, gal kokias, 5 minutės nusukęs. Pagaliau Garminas perskaičiavo. O, sako, va, aš tau radau kelią. O, ačiū. Man jau 5 praketai išbėgo, blemba. Galvojau, kur man dėtis.
O jis, nu va, perskaičiau, važiuok, aš dabar tave išvešiu. Nu, išvedė gerai. Kai kurie keliukai buvo tokie gana negarminiški. Kaip minėjau, anksčiau Garminas stengiasi laikyti tave ant tokių tikrai jau patogių sunkvežimiam kelių. TomTomas mėgsta kartais tokius siauresnius, mažesnius keliukus. Garminas stengiasi, bet jau tada jam matyti nebuvo kur dėtis. Jis jau skaičiavo, kad kito kelio nėra, mane išvedė. Bet žinai, pasakysiu taip, kaip iš profesionalios navigacijos, plius problema tame, esmė tame ne problema, kad jinai matė, kad uždarytas kelias ir vis tiek neperskaičiavo maršrutą. Šito aš niekam nesupratau. TomTomas, sakysim, nemato, tai jis veda tiesiai, sakysim, nes jis nežino, kad uždarytas yra. Bet jeigu jis žino, kad uždarytas, jis automatiškai rodo apvažiavimus. O čia, kai užsispyręs už jį, važiuok tiesiai. Okay. Ką aš galiu pasakyti? Tai va, chebra, maždaug tokia mano dar nelabai didelė patirtis ir palyginimas tarp TomTomo Garmino. Amazon realiai palieku šonę, nes tai mano toks darbinis arkliukas paprasta, aš jo kaip labai pavyzdį neimu, bet čia pagrindinės dvi didžiausios kompanijos, kurios tiekia navigacijas. Tai ir labai keista, kai profesionalios navigacijos elgiasi labai neprofesionaliai, nes tu kai vairuotojas tikėsi, aš nežinau, ten kiekvieno miestelio kelių ir taip toliau. Daug, aš žinau, naudoja Google žemėlapius. Neskirti tie Google žemėlapiai tam profesionaliam darbui. Aš noriu žinot, kad mano maršrutas suplanuotas. Nebus nei tiltų, nei tenai nepravažiuojimų, nei vedukų kažkokių, nei tenai dar uždarytų kelių siaurų per žemų, dar kažkokių. Tai tam yra profesionalios navigacijos. Kam patinka naudoti žemėlapius, naudokit. Yra daug, žinau, žmonių, kurie naudoja žemėlapius patenkinti, jie važiuoja pagal juos. Pažiūri, čia Google'as rodo, čia važiuok, ten žiūri, tam fūrą negalima, jis važiuoja toliau. Man nepatinka toks mėtymasis. Asmeniškai aš, noriu, negalvodamas per daug ramiai. Tai va, tai tokie mano palyginimai. Žiūrėsim kaip toliau, po kiek laiko, sakysim, ką pastebėjau ir čia vakar, man rodos, važiavau, ar kur čia buvo irgi toks dalinis kelio uždarimas, Garminas nematė. Aš nežinau, dar man trūksta, aišku, važinėjimo. Būtų įdomu sužinoti, kiek žinau, Europoje daugiausia TomTomus gal naudojama. Garminas nėra pats populiariausias ženklas TomTomas šitą Europoje. Jis daugiau yra amerikiečių ir Anglijų, sako, geriau veikia kai kuriuose situacijose, bet, kol kas aš nežinau, nemato. Kadangi, sakiau, dar pasikartosiu turbūt 100 kartą, čia yra tarp maždaug 11 vakaro, gal po 10 prasideda greitkelių uždarimai naktiniam tokiem aptarnavimo darbam. Ten taiso kažkokius ženklus, tos bordiūrus, tvorelės, gal kelią kažkur tenai pataiso. Tokie smulkus remonto darbai, kurie vykdomi naktim tarp maždaug 11-4 ryto. Ir va tų uždarimo TomTomas kažkaip pastebėjau, lyg tai geriau mato, bet va Garminui kažkas yra biški prasčiau. Tai va, chebrytė, jeigu turit pastabų apie savo naudojamas navigacijas arba kaip jūs elgiatės, būtų tikrai įdomu sužinoti. Mano tokia patirtis, aš naudojau Sidžiką, tas labai mėgsta kampus pjaustyti. Labai jis man, nors daug metų naudojau Sidžiką įvairiose situacijose, man jis dėl savo tų suk ten. Lemba, karočią, ašgi fūrą vairuoju arba sunkvežimį, bent jau C kategorijos vairuoju, ne Mini Cooperį ar ne ten Smartą kažkokį tai. Ten, vietoj to, kad nuvažiuok tiesiai, pasuk vieną posūkį ir dar vieną ir privažiavai. Ne, lemba, kaip gyvatė koks, kaip po perkūnais, aš su sunkvežimiu. Tai va, tai nežinau. Būtų įdomu sužinoti iš tikro, ką jūs naudojat, kaip naudojat ir kaip elgėsi navigacijos, ypatingai Europos keliuose. Nežinau, kaip Lietuva apskritai, ar kas nors navigacijas naudoja. Aš nežinau, aš pats Lietuvoje niekada vairuotojų nedirbęs. Čia įsilaikiau Anglijų teisės, čia pradėjau dirbti tiek ant vano, mikruškės, tiek ant paskui C kategorijos ir tiek va dabar jau kiek 3-4 mėnesis kaip ant fūros. Tai mano patirtis tik tai grinai angliška ant to dalyko. Aš nežinau kaip Europoje ir nežinau to labiau kaip Lietuvoje, ar Lietuvoje žmonės iš vis naudoja navigacijas, gal ten visi viską žino mintinai, bet kaip Europoje, bet kiek man teko skaityti, girdėti ir kitų atsiliepimų, tai Europoje likti TomTomas, nes TomTomas yra
šitą olandišką kompaniją. Garminas likti amerikiečių. Bijau sumeluoti. Tai va, montuosiu video ir sustiksim sekantį kartą. Iki. Gerų kelionių visiems.